Poezija yra šūdas. Poezija yra šūdas. Ir tuo ji nepanašiai kaligrafija. Nėra jokio būdo kurti gerą poeziją. Geriausia, ko galima tikėtis, yra kuo mažiau apsikvailinti. Ji yra poilsio vieta dykaduoniui ir piktai jaunai neužaugai namų šeimininkiai, apraudančiai savo gyvenimą ir mano seneliai, bandančiai susitaikyti su negailestingu tempu puvimo ir nuostolio, kurį jis užkrauna ant žmogaus ambicijos. Poezija yra neakivaizdi duobė, kur neapmokyti išsišokėliai atvyksta, kad garsiai šauktų likimų, jog nepalietė jų geresnė anta ranka, ir galiausiai apsigyvena piktai šiltoje vidutinybėje, kurios veidas yra rausvas ir prisilietimas sveikinantis kaip šlapimas. Nenuostabu, kad Daimio rašė poemas apie mirtį. Poezija negali būti gyvybingumo ženklu ir jos pastebėjimas turėtų reikšti, kad jūsų civilizacija savęs nusikratė. Jaunuoliai ir moterys ignoruojantys vienas kitą su pastangomis. Žingsniuojantys gatvėse, skaitydami kažką blogo kaip Eliotas ar galbūt Teda Huga, kuris buvo BNP narys, mankė įsisąmoninime, kad poezijai reikalingas tyrumas. Supraskite, poezija yra asmeninė, ji negali atspindėti. Ji sausina savo apylinkes kaip jūsų nuogastavimai ir rūpesčiai, ir jūs taip pat esate tuščias ir neturite nieko, ką galėtumėte duoti. Ir mažiausiai, ką mes galime pasakyti romanui, yra, kad jis pabandė. Prieš nukritimą į šią mėšlo krūvą, greta keramikos, šaltkalvystės, kaligrafijos, fechtavimos ir Hitlerio, tik tai blogesnio, pašauktas godaus instinkto, kurį mes klaidingai vadiname savo vidiniu pasauliu, privatumu. Ir jei kitas toks melas bus ištartas, tada parbloškite mane. Ir visus tuos, kas kada nors manė, kad išraiška to, ką jauti, buvo galima. Kad žmogiškas jausmas nėra padirbtas ir neįmanomas. Kad genijus mergina juos dėl jų jaunystės, gražios išvaizdos ir higienos, ir labiausiai dėl tikėjimo, leiskite pasaulyje atsikratyti mūsų, kirminų. Ir leiskite žmonėms gyventi prozaikiškus gyvenimus, sakyti kasdieniškus dalykus ir niekada netarti netaktiško žodžio.